Tu. Ir toks vaizdelis. Oh my god. Na, čia nevalgysim tikrai. Balius nepatinka grupė, Baliai patinka, bet Bali labiausiai iš visų. Aš laikysiu iš tavęs. Pats blogiausias žinių reportažas. Ne, kas valgo per atostogas, sveikas opcijas, ne? O čia mes Mikui užsakėm šitos fejerverkus, pačius pigiausius. Darbą normalų susiraskit. Net graudinuos, ta prasme, kad galiu savo akim pamatyti tokius dalykus. Koks įdomus dalykas, koks įdomus planas. Sveiki, čia aš Mantas Stonkus ir po kokių 1000 milijonų metų vėl nusprendžiau, kad reikia kažką nufilmuoti į savo YouTube kanalą. Pamaniau, kad geriausias dalykas man sekasi filmuoti, kaip mes keliaujam, vloginam ir jo, sunku nešnekėti kamerą iš tikrųjų. Šiandien yra pirmas rytas po 10 mėnesių, kada aš atsikėliau ir man niekur nereikia. Jokius darbus, jokius veiklas, jokius spektaklius, nieko. Ir šią vasarą specialiai pasidariau taip, kad nereikėtų dirbti visai. Nu taip, nereikėtų dirbti visai, čia truputėlį skamba kaip iš fantastikos srities, bet turėsiu porą pasirodymų ir vieną renginį dar likusi, bet pasirodymai yra 1000-mečio vaikas. Tai man tie 1000-mečio vaikai yra kaip, net nežinau kaip čia pasakyti, ne vienas, gal pats mylimiausias dalykas, kokį aš darau šiaip gyvenime, kai stovi ant scenos, kai žmonės juokiasi ir kai ta programa yra tiek atidirbta. 69 kartus jau parodėm tą pasirodymą ir vieną dar turėsiu Red Bullio renginį, o šiaip tai važiuojam 3 savaitėm į Balį ir vakar pasibaigiau paskutinį šou K2 Comedy klube, turėjom kabaretą, ten 15 minučių pasirodžiau ir po jo aš supratau, kad viskas, aš esu laisvas žmogus. Tai kadangi esu laisvas žmogus, nedirbti visai negaliu, tai įsidarbinau save su video vlogu. Varom su šeima, varom 3 savaitėm į Uluvatų. Man visokių gerųjų bakterijų prisidėjo, nešvarūs indai, kefiriuką geriam. Nes Balyje gyvena tik tai blogosios bakterijos, o mes nenorim turėti Balį belį. Eisiu iš tikrųjų žiūrėti, ar Cecilija gerai susidėjo lagaminą ir aišku padėti Pranui susidėti lagaminą, nes bičas mano susilaužęs yra pirštą, tai džiaugiuosi, kad pavyko įsidėti į langetę pirštą, kad nereikės su gipsu važiuoti ir kad galės bent jau pasimaudyti vaikas. Einam Zuzu dar pafilmuosiu, kad būtų gražus kadras. Čia yra pats gražiausias pasaulio katinas, čia yra Zuzu, kuriai nepatinka filmuotis. Duok traską, neišvalysiu, duok traską. Žmonės žiūrės paskui tai. Zuzu, pasakyk, aš esu gražiausias pasaulio katinas. Šiaip galėčiau visą vlogą, ne, 40 minučių šitą grožį rodyti ir viskas. Jūtiau. Pats sudėtingiausias dalykas yra iš tikrųjų tai susikrauti lagaminą, surasti visko, ko reikia, susidėlioti rūbus, susidėlioti kojines, susiskaičiuoti maikės. Aš mėgstu vis tiek daugiau prisirinkti. Ten labai karšta, bet ir pasipuošti. Žodžiu, balaganas. Bet, ačiū Dievui, turim Braitą. Padeda nepamest galvos ir susikoncentruoti. Mano operatorius, koks įgelis. Braitas yra energetinis fokuso gėrimas, tai aš jį dažniausiai vartoju prieš pasirodymus. Tai yra naujos kartos energetinis gėrimas su natūraliais ingredientais be pridėtinio cukraus. Jūs tikriausiai visi žinot, kad jį naudoja ir Google, ir Meta ofisuose, žodžiu, tarptautinio pripažinimo sulaukęs gėrimas. Turim 4 skonius Braito, turime tokį aviečių ir mėtų, turime tokį laimų ir citrinos ir turime ananasinį. Ir aš jį metu iš karto į lagaminą ir skraidinuosi į Balį. Tai žodžiu, balaganą išgyvenau ir jeigu ne Braitas, nežinau, būčiau iškentiesnis, reikėjo ir Pranuko lagaminą sukrauti, ir Cecilijos lagaminą pati susikrovė. Taip, nedaryk čia to savo veidelio, gerai. Lietuvių sukurtas tikrai žymiai sveikesnė opcija. Ypatingai tiem, kurie turit, žinot, po kavos, kai išgeri kelis kavos per dieną ir prasideda toksai nerimas, tai šitas gėrimas nepadaro spaikų, tokių didžiulių šuolių. 25% nuolaidą turiu dabar visiems, kurie užsisakys pirmą kartą Bright, brightdrinks.com. Nuolaidos kodas yra Stonkus. Tai visiems, kurie dar nėra išbandę, išbandykit. Visiems, kurie yra išbandę, aš žinau, kad jūs daugiau kitko nieko ir negerat kaip
Bright, į sveikatėlę. Nebešvies jo saulė. Nebešvies. Pažiūrėk, Stambulas. Na kągi, brangus bičiuliai, po 12 valandų su pusė skrydžio mes pagaliau atvažiavom į Balį. Šiaip skrydis labai neblogas, tik tai priekyje sėdėjo, kaip Raniukas sakė, kinietis, kuris žmogus labai knarkė. Nieko baisiaus, kad knarkė. Smagus žmogus, kad pailsėjo. Išsimiegojo, tikrai miegojo ilgiausiai už visus. Bet vis tiek, labai fainai, viskas tvarkingai. Atskridom su turkais, gerai pavalgėm, pamiegojom, pažiūrėjau regbį, 7, paskui pažiūrėjau dar kažką, ko man irgi regbį, bet jau kur žaidžia apvalioje aikštėje, kur nieko nesupratau taisyklių, bet vis tiek buvo įdomu. Bandysim, tikrai nemiegosim jau šiandien. Reikės man su draugu kažkaip ar pasportuoti, ar kažkokių kitokių išeičių žiūrėti, žinot, kad greičiau pavargti ir nueit miegoti. Ugnikalnis, žmonės kopia dažnai į jį, tai aš tikrai nekopsiu, nes reikia 2 nakties keltis. Labai tingiu, biški baisu, bijau, kad ne į kalną kokį. Gerai, dabar sudėtingiausia dalis – imigracija, gelminė tvarkiai dokumentus. Sutvarkiau. Gerai, kiek užtrukai? Neklausk. Labai ilgai. Labai ilgai? Nes pradžiui biškretam puslapį užpildžiau. Supratau, labai juokingas kadras, sakyk. Jau, dar viena diena vlogo. Ar girdit? Let's go. Ruoškis bežionė. Gerai, šiandien yra 3 diena, kada jau išsilygino jetlagas, tai mes atvažiavom į paplūdimį mokytis surfint. Pirmą kartą gyvenime tai darysiu, aš varysiu ir mano žmona irgi varys. Varys. Šiandien buvo padėlio treniruotė į Gelminę, kaip sekės tau? Puikiai, super. Beždžias. Mes turim tokį atėjimą į pliažą. Visai nieko skersgatvis, ne, tarpeklis. Na, čia nevalgysim tikrai. Kodėl? Ai, nu čia gal ir ne, bet aš prieš tai iš kitos pirkau, tai skanu buvo. Bandau tėti pafilmuoti, bet visiškai nežinau, kur jis nematau. Išvariau padaryti vlogą ir dabar suprantu, kad aš daugiau nieko be restoranų ir vilų neveikiu. Tai man dabar atėjo suvokimas, kad šitas vlogas bus apie vilas ir restoranus. Ką valgėm, kokiam pliaže buvom ir kokioje vilytėje gyvenom. Tai radau konceptą, dabar tik tai reikia viską nufilmuoti. Tai šiandien esam Juki restorane, Uluvatų miestelyje, Balės saloje. Labai gražus interjeras. Sunkiai gavom rezervaciją. Ok. Labas rytas. Tikiuosi mano visa galva matosi. Labas rytas. Net nežinau, kiek dabar yra 8:30 ryto, 8:30 ryto. Tai mes esame Balyje jau 6 dienos rytas ir aš dabar tik tai galiu pasakyti, ką reiškia, kai atvažiuoji į Balį. Nebuvau buvęs Indonezijoje, nebuvau buvęs Bali saloj ir kiek supratau, kad yra didelis skirtumas tarp visų Indonezijos salų ir būtent Bali salos, nes čia yra atskiras vaibukas, atskira aura, atskiras stiliukas ir žmonės visai kitokie negu visur kitur. Ką mes veikėm pirmasias 6 dienas, tai buvome kelis kartus nuvarę iki pliažo, tada buvome kelis kartus nuvarę pavakarieniauti, bet pats jaučiau, kad aš negaliu atsiduoti visiškai video vlogui, kad turiu truputėlį ir pasiilsėti su šeima. Ir iš tikrųjų tai gal nuo šiandien pradėsiu taip jau normaliai vlogį. Nors ne jūsų reikalas, ką aš sakau, tai norėjęs pabūti su savim, su šeima, su draugais. Ir jaučiu, kad tik tai nuo šio ryto jau mes turim tokį tam tikrą, gal man čia taip reikia atsisukti. Matau, bus gražesnis vaizdas. Ne, kaip asalas atrodo. Nuo šiandien jau atsiranda kūrybinių sulčių ir norisi kažką daugiau parodyti. Rytoj varysim į truputėlį kitą salos galą jau. Tenai pačilint gražioj vieteliai. Ir tada varysim į gilį
salas ir kaip ta kita sala, nebadang yra mūsų paplūdimys. Žinau, nebeatsimenu. Nu, žodžiu. Tai varysim į tas salas, po truputėlį patripinsim, pakeliausim ir tada grįšim atgal į Uluvatų paskutiniai savaitei. Tai tie, kas nesat buvę Balyje, būtinai reikia atvažiuoti. Šitiek daug veiklų visokių yra. Labai daug tokių yra instagraminių žmonių, kur ten sportuoja su pastoviai, su sporto rakandais kažkokiais, užsikačialinę, mergos su šiknom, vyrai su bickiem, su presais. Vieni surferiai, ta prasme labai daug surferių, kur ant motorolerio prisikabinę vežiojasi. Labai didelis eismas. Reikia ir man važinėti su motoroleriu, nes kitaip čia šaligatvių nėra, nes kitaip nepajudės. Arba gali kviesti taksą, mašinas, kas ilgai užtruks, arba gali kviesti motorolerį. Paslaugos labai pigios, žmonės super geri. Man čia labai patinka. Važiuoju dabar į patį baisiausią, apkalbamiausią ir nekenčiamiausią sportą Lietuvoje, padelį. Bus mano antroji treniruotė. Varau pas Jose Rodriguez. Jose sakė, kad man labai gerai sekasi, tai laikykitės visi tie, kurie nemėgsta padelio. Jaučiu, kad gali būti, kad visai aš jį ir pažaisiu. Kainas pigiau negu Vilniui. 10 eurų gali tikrai pavalgyti visa šeima. Gali ir pigiau, jeigu esi vienas. Manau, kad galima rasti ir dar pigesnių vietų. Mes einame tokius restoranus, kurie yra geriau įvertinti, nes labai bijom pasigauti Bali Belly. Kol kas viskas su šita vieta yra tvarkoj. Vandens iš krano negeriam tik iš buteliukų, dantis valom irgi tik tai iš buteliukų, bet čia tokie maži minusiukai. Mano šeimyna atvarė, einu valgyti. Atėjo pusryčiai mūsų, mano šakšukėlė. Pranai, ką tu valgė? Kiaušinis, kiaušinio, avokado ir šalotą. Avokado taus. Per vlogą bandžiau pasakot, ką veikiam. Tai labai sunkiai sekės ir mintis sudėlioti. Ir šiaip sunkiai sekės pasakot, ką veikiam. Ką tu gali papasakoti? Labai rytas. Lietuvos laiku yra 3. Čilinam, sportuojam, tūsinam. Na jo, surfint bandėm, su motoroleriu važinėjom, padelį žaidžiam ir nuo rytojaus pradėsim po biškį tripint, ar ne? Aš iš tų vienų galėjau tik su motoroleriu. Tik su motoroleriu ir nes ranka yra susilaužęs, pranukas pirštų tiksliau. Jo. Šiandien pirmą dieną, kaip atvarėme prekybos centrą, šiaip visokių prekybos centriukų, bet čia toksai vienas normalus, vadinasi Fresh. Tai varėm vaisių užsipirkti ir vaisių radom iš tikrųjų. Opa. Gal šitą reikia pasimti paragauti. Super manga. Aišku, kad būtų balansas, visada reikia pasimti ir čipsiukų. Būtinai. Panašiai kaip Tailandė, ta prasme. Gali rinktis, ko nori. Yra ir sveikų opcijų visokių, bet kas valgo per atostogas sveikas opcijas, ne? Bet čia dabar, kai nuvažiavom į šitą miestelį, tai tikras Balis, ne? Vištos gaidžiai, nu, tipo, nusukom. Kaimukas, jo. Nu ir žinoma, žvaigždžių žvaigždė, ponas Bintangas. Cheers! Tai žodžiu, sumokėjom už šitą visą maistą ir dar krevetės, kurias jau spėjom suvalgyti. Ir dar 3 porcijas ryžių su vištiena. Ir aliukai kolos, bintangėlis. Sumokėjom kiek? 3 eurus? 33 eurus. 3 eurai. Free eurai. O kiek Tai nežinai, ką pasakyti. Šiandien atvažiavom į Sundays Beach ir čia yra toksai vilų rajonas, vienoje iš jų apsistosime. Beje, važiavom su Cecilija pirmą tokią didelę kelionę, dabar Cecilija mane ir filmuoja. Pirmą ilgą kelionę apie 20 kelis laipsnius, mano galva perkaitas, 20 kelis minutės. Tai pasirinkom vietoj mašinų kelio tokį siaurus keliukus tarp gyvenamųjų namų, per kaimelius tokius mažyčius, tai turėjom labai gerą experience ir labai skiriasi, kai tu važiuoji per kaimelius, ten kur šiukšlės dega, ugnis pastoviai ir tada atvarai čia ir patenki visai į kitą pasaulį. Tai Balis toksai, kaip ir visa Azija, yra kontrastų šalis.
Eik tu. Ir toks vaizdelis. Oh my god, aš apsiverksiu to rimtai. Eik tu šik, man šiurpai eina. Wow! Eik tu šik. Jo. Viktoriukui galima parodyti vilytę kokią. Ten 1, 2, 3, 4, 5 miegamieji, virtuvė, 2 aukštas, bet galvoju, tau bus įdomu. Ir seniukai, ir va toksai va. Na karačiai. Įėjau ir apsiverkiau iš tikrųjų iš grožio, iš laimės ir kad mes tokį gyvenimą galim pamatyti. Žiūrėk, seniukai. Čia tokie visokie bariukai, čia laundžiukai. Ir ten tokias, čia miegamieji. Kiekvienam atskirai. Miko mėgamasis, mūsų mėgamasis. Vaikai visi vienodus tokius irgi turi. Čia toksai, dalykiukai, terasytė mini. Vonių dušas. Ir dar toksai. Jo. Sen dar tokį, bum. Lauko vonė su baseinu. Labai džiaugiuosi, labai laimingas. Tikrai kažkaip noris net graudinuos, ta prasme, kad galiu savo akim pamatyti tokius dalykus. This is wet kitchen, yeah? Yeah, it's wet kitchen. We stay here for you. And for the chef, yeah? Yes. For working place. For the chef, Uh-huh. we stand in the restaurant. Oh, okay. Yeah. Wow, Yeah. this is office. Yeah, office. We have the computer here. Mm-hmm. Yeah. Chair for your Yeah, gaming. gaming. Yeah. And this is a sunset bed, yeah? Yeah, sunset bed. You're having sunset here? Every day, sir. Every day? Yeah. Wow, amazing. If not cloudy, yeah? Yeah. If cloudy, you can see Yeah, the of course, sunset. of course. I think you already see this room. Yes, I saw this is like a gaming room, sports, movie watching. By the way, you can use your Netflix in the television. Oh, So nice. You can get the movie in the night time. Yeah, and watch the FIFA World Cup. This Are is you correct. watching? Yeah. Yeah. Which team do you support? Germany. sir. Germany. Nice. England. England. Yeah. I don't know why, but. Let's see. Yeah. Dabar mes išėjome iš vilos, einame į tokį liftuką, su kuriuo nusileisim į Sundays Beach. Ir čia kur beeitum, ką bedarytum, yra visur super gražiausi pasaulio. Mano akimis matyti vaizdai. Štai, pirmasis vaizdas gražiausias pasaulyje matytas, va šitas telefonu ir ta aš einu. Ir čia antras. Nedrįščiau lygintis su tokiu vaizdu. Nu, aš tai, Duodu pirmą vietą. tu esi gražesnė už šitą vaizdą. Ką ta čia maišas? Na, influencerį, ta čia, blėd, influencerį dar. Na, dar vieną influencerį. Eikit, influenceriai. Darbą normalų susiraskit. Tai mes nusileidom nuo to kalno. Dabar atsigulėm tokiam beach klubi. Tėte, mes šiandien pasigausim Balį-Belį. Balį-Belį, kur iš jūros, kaip tik ne. Eikit nardyt. Gali padėti. Eisi snorklint? Matai, čia kol kas matosi, ką Aha. Man labai patinka Balis, pasirodo. Aš nežinau, man Baliai patinka, bet kad Balius nepatinka grupė, Baliai patinka, bet Bali labiausiai iš visų. Tavo tema, žiūrėk, tu šiaip Gelminė norėtų, kad mūsų namai va taip atrodytų kaip šitie visi, kad tiek šiaudai išmiegama ir kad ant šiaudų gyventumėm ir miegotumėm. Kas buvo, kokie nuotykiai? Nuotykiai, aš mačiau gyvatą. Ir ryklys. Pats blogiausias žinių reportažas. Mažiukas ryklys, bet žiūri faina. Žiūri faina. Tiesiog skauda. O čia mes Mikui užsakėm šitos fejerverkus, pačius pigiausius. Palaišiau kelytas. Aha. Varėm pavalgyti restoranėlį prieš varant į pliažą. Ir jeigu nežinot, ką valgyti Indonezijai, tai visą laiką rinkitės nasi goreng.
saugiausias, geriausias variantas. Kojam stipriai laikai. Jo. Wow, kaip fainai, ne? Jo. Tokie kalnai. Biškai. Aš laikysiu iš tavęs. Aš laikysiu iš tavęs. Suprantu, kai pravažiavom tokius vartelius, nebuvo parašyta, kad labai įdėmiai pasižiūrėkite, ar tikrai veikia gerai jūsų stabdžiai, nes nuokalnė buvo, gerai, nesumeluosiu, kokie 20 laipsnių tikrai buvo. Atvarėm čia, norėjom didelių bangų, pasirodo atvarėm per atoslūgį, pasižiūrėsim tiesiog gražių vaizdų ir važiuosim atgal namo. Sakė, labai fainas čia paplūdimys būna, kai būna daug vandens, labai daug surferių, kaip ir visur Balyje, aišku, daug surferių. Va, tokių žmonių labai gražių visokių. Jūros žvaigždė. Kur? O, geras. Paimkit. Nereikia. Žiūrėk, Pranai, mergos kokios gražios. Pranai, va, tiesiai prieš tai. Geros. Juokinga, kad jų degalinės tokios kaip šventyklos su tokiais stogais. Šventas benzinas. Dabar surinko visus ir išvaro kaip į tremtį į laivą. Sukiš. Su numeriais. Su numeriais, ant kaklų. Parodyk savo numerį. Parodyk savo. Kas čia yra? Kas? Mirė. Mirė 6-7. Cheers. Bintang. O tavo kur? Nėra? Prasitęsėte seilį, matau, ne? Sėkmingai. O sakykite, o kiek duomenų naudojate? 10 gigabaitų? 10 gigabaitų. Per 10 dienų. Gerai. O jūs naudojate seilį? Tikrai? Kiek jau duomenų išnaudojat? Pažiūrėkim, nežinau. Pažiūrėkim. Be išlygų. 20 gigabaitų pasiėmė, 10 išnaudoja. Ai, tai prašau. Visai neblogai. Matai, kad labai man atsijunginėjo nuo Wi-Fi. Tai ačiū Dievui, kad seilį turim, taip? Tikrai, Taip. nes pasiklyšiu. Trumpos greitos naujienos. Esame prie Vilniaus oro uosto išvykimo ir čia norime priminti, kad visus keliaujančius į užsienį, kad nereikėtų jums vargti, kad turėtumėte duomenų, būtinai į savo telefoną atsisiųskite programėlę Seilį. Labai paprastas būdas, su kuriuo tik nusileidus užsienyje iš karto turėsite galimybę pasiekti savo artimuosius, pasiekti socialinius tinklus ir turėti daugybę duomenų. Viskas, ką reikia padaryti, tai įsijungiam programėlę, spaudžiame pridėti duomenų, pasirenkame šalį, kurią keliaujame, nusiperkame kiek reikia duomenų, tarkim 5 gigabaitai, kontinuoja, susimokam su Apple Pay arba Google Pay arba jūsų bet kokiu įmanomu būdu ir viskas. Ir dar panaudoję nuolaidos kodos Stonkus gausit 15% visiems planams. Stonkus 15% pigiau. Neblogas laivas. Svarbiausia, Mikai, kad alaus, man atrodo, pakraudinėja. Pranai. Sicilija. Atplaukėm į dar vieną stotelę, perlipam į mikriuką iš didelio autobuso ir dabar jau plaukiam į Gili Air. Einam į Vilytę. Svetainė, laiptukai jau į antrą aukštą. Va tokia. Erdvytė, baseiniukas, stalas. Visai fainai, ne? Toks biškai Meksikas. Aha. Jaunimas iškart įsikūrė, ne jau? Tai aš vyresnė, tai man... Aš irgi vyresnis. Vieną naktį, kitą naktį, kiti. Gerai? Vieną naktį dičkiai, kitą naktį mažučiai. Viršų pažiūrėti, ar tau čia patiks. Aš noriu. Ne. Nu, Aš sakiau.
Sesė. Žiūrėk, šitas, man tai šitas kaktusas tau bus draugelis. Aha. Toks truputį primena kažkokį drakoniuką. Primena kažką iš žvaigždžių karų kažkokį personažą. Oho, jau neradžiu. Čia jūs miegat? Taip. Tokios žavingos gulbės. Kaip cute. Oh my god. Kaip spintai įeinama yra. Pasiemam transportą. Tėtis paims. Elektriniai, nes čia nėra, kaip ir minėjau, jau jokių transportų tikrai. Ei, nesikuprinam. Gerai, bet aš negaliu. Pasimk raktelį, atsidaryk. Pasimk raktelis. Jo. Pridėk prie ekrano. Pridėk prie ekrano. Prie ekrano pridėk. Dėk atgal raktelį. Žiūrėk, kai važiuoji visada, važiuoji va taip, laikai du pirštus čia. Aš žinau, nu, elektrinis paspirtukas. Nu. Kaip sekės važiuoti? Gerai labai. Patiko per smėlį Jo, važiuoti? biškiai išstrigau, bet nieko. Kai vaibelis, ką? Mama, pirmą pravaitę. O čia yra smagiausia atvažiuoti į tokias salas, kaip Gilieras. Mažytą salytę, aišku, daug čia prituristinta, visko yra. Restoranukai, kavinukai, parduotuviukai kažkokie. Bet vis tiek jau nebe tas kaip Balyje ar Uluvatu, ar ten Ubudė, ar kitose vietose. Tai va čia kas man labiausiai ir patinka. Oh my god. Aišku, čia taip jau gaunasi mums, kad ir kur beitumėm visada atoslogis. P***as kaip gerai. Šeimynos fotosesija. Sesė paprašė Prano nufotkint, bet Pranas griežtai nesutiko. Tada nuėjo krabų medžiot. Tada ėmėsi Cecilijos fotosesijos gelminė. Kalamari. Kalmarė, krevetės ir Krevetėno. kaip tikram plūgui, kad būtų su bulvės svarbiausia. Pranukas vaibas. Nice barbecue tonight, guys. Hello! Įsimetėt už baro? Dabar, ką norite? Kavos? Šiandien paliekam Gili salą, Gili Air salą ir važiuojam į Lomboką. Ir su savo super jachtą, nuostabiausia, geriausia pasaulyje, su kuriom plaukėja tik tai Monako milijonieriai, na ir mes. Štai ji. Super jachta. And now I will show you my yacht. My followers, look at my super yacht. So welcome to my yacht. This is 7 bedrooms yacht. You can stand here. You cannot sit here because there is a bag. You can stand like this and sit like this. So super comfort. Ta prasme, čia yra neįtikėtina. Aš jaučiuosi kaip filme dabar, kaip kažkokiai nacionalinės geografijos laidoj. Ir man dabar savo akim pamatyti tai, ką matydavau vaikas, ir galvodavau, čia niekad nenukeliausiu taip pat. O dabar pasaulis toks mažas pasidarė, taip lengva keliauti ir tuo pačiu metu, taip neįtikėtina, kad aš galiu pamatyti tai savo akim. Aš žinau, ne kartą aš jau šitam vlogę kartojau, bet ir apie tai ir yra šitas vlogas. Noriu pasidalinti su jumis. Tiesiog, koks laimingas esu. Bijau, kad nieko nesigirdės. 11 different islands around here. Aha, žiūrėk, jau mūsų nori prisivilioti į tą restoraną. Around here. Secret Island? Nobody knows this place. Yeah. We'll come back. Yes, sir. Very nice place. Smagu. Ten restoranas, Jo, kaip please, I'm supratom, begging you. plaukiojantis. O čia plaukiojantis Pranas. Ten restoranas, o čia Pranas. Sveiki. Restoranas Pranas. Pranas restoranas. O čia? Ant šitos kėdės ten laipsnių. Laukianti pilna puslė. Jo, kur kiek tu laiko jau norėjai į salą? Valandą?
išgėrė elektrolitų, išgėrė vandens bambalį ir tada išgėrė bintangėlio ir viską vežė į Lamboko. Eik, tiesiog, nu. Palauk, nesidaryk man spaudimo. Eik, vlogas taip ir vadinsis. Prabangios vilos ir kaip sisiojam jūrai. Visi daro tą patį. Nu eik, šok, nu viskas. Oi, nuleiskit žmogui prisišvartuoti. Gerai. Oi. Aš filmuosiu gerai, kaip tu į salą. Labai žalia sala, ne vaikai? Labai klibančios lentos, ne? A girdė, čia pranai, žiūrėk, čia galima ir įlūžti. Žinai ką, bandyk eik per vidurį, nes ten yra sutvirtinimas. Čia atrodo, kad gyvena krokodilai. A ne, aligatoriai ar kaimanai kažkokie. Nu ką, šiandien dar vieną dieną, jau nebežinau, kelinta diena šiandien, kelintadienis, kelinta diena, kur mes esam, ką mes darom. Žinau, kad esam Lamboko saloj ir esam apsigyvenę Tempa Hills viloj. Parodysiu jums turą, įspūdingą vilą, bet labai skiriasi sala. Iš tikrųjų, Lamboko palyginus nuo Gili Air salų ir nuo Gili Air salos, nuo Bali visai kitas vaibukas. Čia jaučiasi, kad yra musulmoniškas kraštas. Labai daug šiukšlių, namukai tokie vargingesni. Vietiniai netokie išsišiepę kaip baliečiai ir dabar mes turėjom tokį, kaip čia pavadinti, tokį reality checką truputėlį. Nusileidom su golfkarais į restoraną papusryčiauti ir reikėjo pravažiuoti truputėlį per kaimelį. Tai buvo jau daug vaikučių atsibudę, tai gavom porciją gerų fakų nuo tokių 7-mečių, 6-mečių. Tai surrealus jausmelis, toks, kai tu važiuoji, baltas žmogus su golf kartu, toks atsisėdęs ir vaikai tiesiog pamatė, galvoja, fuck you, jūs gaidžiai ir fuck jūs apšėdė. Tai vaikai irgi klausė, tu matai, mums fokus rodė, tai manau, čia toks geras pasitikrinimas, ant kiek yra didelis skirtumas žmonėm, kurie gyvena čia, kurie sunkiai dirba ir po to, kai važinėja tokie su bagiais, tai aš irgi, žinokit, fokus rodyčiau. Tai dabar einam pasirčiauti ir tai parodysiu jums pliažą. O čia yra tokia pusryčių vietelė ir žiauriai graži gamta. O mes gyvenam pat tenai. Einam, aš jums parodysiu vilą Nirenstone, man atrodo, taip vadinasi, kurioje mes esam apsistoję. Tempa Hills vilų komplekse, 36 vilas čia yra aplinkui. Vienas jų savininkas tikrai žinom, kad yra Latvis, o dabar einam parodysiu, kokiam nuostabiam objekte mes esam apsistoję. Čia 4 miegamųjų vila su 2 baseinais, su džimu ir su puikiu interjeru, kuris, kaip sakė mums, kad yra įkvėpta Jameso Bondo filmų. Didžiulės duris atsidaro ir mes patenkam į pagrindinę erdvę. Tai turim čia tokią virtuvę, puikiai sukomplektuota, didžiulė. Čia turime svetainės lovą su nuostabiausiu vaizdu, kuris atsiveria pro langą. Visos šiaip detalės, visokie atsisėdimai. Sorry, čia biškutinė tvarka, bet nenorėjau čia nulaižyt. Kaip ir sakiau, visos detalės puikiai apgalvotos ir tikrai jaučiasi, kad yra painvestuota ir ne šiaip savo supirkta bet visas objektas toksai didelis, gražus, architektūrinis meno kombinacija. Čia vyno šaldytuvai, čia tokia poilsio zona, kur galima paskaitinėti. Mes labai fainai vakar buvom išsidrėbę
su šeimyna vakare, žiūrėjom YouTube'ą visi kartu. Pirmą parodysiu aš jums interjerą, o paskui išeisim į lauką. Čia gali vakarieniauti 10 žmonių, manau, kad kėdės atsineštų. Tai labai smagu, kad yra labai geras aptarnavimas, galima vakarieniauti čia, atveža visą maistą, atveža kokteilius, atveža, jeigu ten reikia kažkokių gėrimukų, ten vinelio, dar kažką. Tai va, nusileidom į rūsį, tokiais gražiais laiptais, visur pilna visokių slaptų kambariukų, už kampėlių, bet čia yra aptarnaujančių personalui, kuris aptarnauja šitą vilą. Ir dabar einam į pirmuosius 2 miegamuosius vaikučiams. Čia apsistoja mano vaikai yra, kiekvienas miegamasis turi savo atskirą vonios kambarį. Ir kaip matot, visur yra tokie medinės detalės, kurios labai gerai sudara interjeras su eksterjeru. Čia mes įeinam į antrą miegamai. Čia miega sesės. Sesė, matosi žaisliukų. Vonios kambarys pakankamai didelis. Žmonės Vilniuje tokius būtus stato tokio dydžio. 17-18 kvadratų čia. Visai neblogi namai Vilniuje jau būtų. Čia einam į, kur draugai mūsų apsistoja. Mes taip tarėmės, kad vieni vienoj vilai renkasi kambarys, kiti kitoj, nors man iš tikrųjų koks skirtumas, kur gyvent. Čia toksai, aš sakyčiau, master bedroom. Gražus vaizdas atsiveria pro langą. Irgi poilsio zonos. Lova pastatyta vidury kambario. Didelis vonios kambarys 2 žmonėms su 2 kriauklėm ir su stūliuku ir dušu. Irgi medinės detalės visur. Einam į mūsų miegamai. Tikrai neblogas miegamasis. Biškį daiktelių, turim gražų vaizdą pro langą. Matosi jūra ir aišku vonė. Truputėlį mažesnė vienam žmogui, bet mums puikiausiai užtenka, nes kiek tu čia būni tuose kambariuose. Einam, dabar parodysiu dar vieną įspūdingą dalykėlį. Tai yra super džimas. Džimas tikrai įspūdingas, nes yra absoliučiai viskas, ko reikia labai gerai treniruoti. Tai aš nusprendžiau, kad aš parodysiu jums dabar vilos turą ir tada eisiu daryti čia treniruoti. Nes draugas išvarė žaisti su žmona padelio. Mes padelį treniruojamės tik Balyje, čia tingėjom eiti žaisti, norisi pagulėti, juolab, kad ir lygio neturim tokio kaip draugeliai keturi. Tai va, o dabar einam iš džimuko, žiūrėkit šaiką, parodysiu, išeini į tokią terasytę, kurioje yra didelis, gilus 4 metrų baseinas. Čia kas smagiausia yra, jums pademonstruos, jaunuolis atsidaro vartelį ir jį galima labai smagiai šokinėti. Tai vakar irgi šokinėjau, kiek čia yra koks 1 metrų aukštis. Tai labai gera pramoga, ane? Patinka? Gerai, liep lauk iš basiko. Nenoriu tavęs vieno palikti tokiam giliam baseinė, gerai? Todėl, kad tėtis tai pasakė, kad rūpinasi tavo saugumu. Vaizdai visur belenkokio gražumo. O dabar parodysiu tą tikrai patį nuostabiausią vaizdą, kuris atsiveria iš terasos. Tai toks išėjimas ir mes turim džakuzį pilną beždžioniukų. Tada mes turime puikų vaizdą į paplūdimį, į tokią įlankėlę, šildomą baseiną. Turime gultus, dušas, kur išlipus iš džakuzio galima nusimaudyti. Tada turime tokią pietų erdvę, dujinis židinys ir židinė vieta. Susėst, vakarot, jeigu vėjo nėra. Nes šiaip vėjas pakankamai stiprus, kadangi mes esame aukštai ant kalno, bet būnant čia, Indonezijoje yra faina, kai vėjukas truputėlį prapučia, nes dabar, kai važiavam pusryčiauti paplūdimį, jautėsi, kad leidžiame su golfo mašinytė į apačią ir oras karštėja. Tai va, toks buvo vilos turas, tikiuosi jums buvo įdomu, man tai yra labai faina čia būt, labai smagu. Taip keliaujam, taip vloginam. Suprantu, kad tai nėra kažkoks važinėjimas po kalnus, po gamtas, bet aš to ir nenoriu daryti. Man patinka va taip, čilint. Ir smagu, kad turim galimybę pasidžiaugti tokiom akimirkom, tokiom progom ir per gyvenimą pamatyti ir pagyventi ir tokiose vietelėse. Ką dar norėjau pasakyti apie savo video vlogus, tai aš suprantu, kad tai nėra kažkokie super nuotykiai, bet kiekvienas mano vlogas yra, galima sakyti, toksai mano asmeninis dienoraštis. Aš kiekvieną video noriu pasilaikyti savo atminčiai ir po 15 ar keliasdešimties metų bus labai smagu ir įdomu pasižiūrėti, ką teko patirti, kai buvau šiek tiek jaunesnis, arba nebe toks jau ir jaunas, o taip pat smagu pasidalinti ir su jumis. Tai smagu, kad žiūrit, o aš einu dabar jau ruoštis treniruoti. Iki, pasimatysim kitam kadre jau. Ką mato čia, yra absoliučiai 100% priešingai tai, kas vyksta visą kelionę.
lifestyle vlogeris grįžta į dar vieną restoraną. Jums parodysime, kokią fainą vietą. Čia spėjau, kad žiūrėkit, visokie krapai, burokai čia jų užauginti. Visokių gėlių, tai čia gal visai nieko koncertėlis, ne? Mėtos, matai. Pažiūrėk. Restikas savo žalumynus auginasi. Visokių daržovių, pomidoriukų. Atvira virtuvė. Hello. Labai nice restikas. Ir toksai, kaip sakėm, Ibizos vaibas čia. Atvarėm dar pasižiūrėti kitų vilų šitame visame komplekse. Labai maloniai sutiko mums aprodyti, tai einam aprodysiu ir aš jums. Wow. Oh my god. Gražios detalės, irgi daug medienos, natūralių medžiagų, meno kūriniai. This is master bedroom? All master, because All the bedrooms are the same, yeah? Nu, gražus, čia toksai medaus mėnesio kambariukas. Vaizdelis tai baisiai gražus. Per visur. Čia galima patekti į vonę. Į spintą. Čia atvaryti su kokiu bernvakariu arba mergvakariu. Labai fainai, tik tai, kad toli skristi. Svetainė su poilsio zona, žaidimų valgomojo zona, vakarienė stalą, gražią salą. Šviesa patenka į viršų natūrali. Ir šiaip labai daug natūralios šviesos, daug žalumos. Oba, laiptukais. Kaip man smagu pašmirinėti, šiaip esu mėgėjęs įsijungti YouTube įdomiausių, gražiausių architektūrų, gražiausiose pasaulio vietose. Tai čia viena iš tokių, lyg atrodo, būčiau YouTube filmukė kažkokia. Čia tokia terasėlė. Žinau, ar čia labai įdomu. Ofisiukas, kompas. Tai mūsų gražesnė, šita tokia 94 metų pailsinė Palangoj. Nu tikrai, ne, nu yra tokia vaibuko augalai, kažkokių bereikalingų erdvių, nieko. Jo, Žilvinas. Visiškai auska, ne? Kai tokiu įvažiavimą atvarėme dar vieną vilą. Ir čia yra vila, kuri yra kaip spurga, kuri yra visiškai vienam aukšte ir neturi visiškai jokių laiptų. Gražios duris atsidaro. Ok, nu čia mes jau turim architektūrą. Čia vien įėjimas, toks gražus vulkaninės kilmės ežeriukas. Wow. Kažkaip pasižiūrėti. Miegamosios. Ir visi miegamieji yra į rytus. Wow. Čia vaizdai netokie gražus. Vaizdas į kaimuką. Čia turim balkonėlį. Dar vienas kambarys. Gražios duris. Toks pat, galima sakyti, šito yra standartinis kambarys. Ką čia turim? Dušą įeinama. Ir dar vienas kambarys. Čia spėju yra masteris. Turi tokį atsigulimą. Ir einam į bendras erdves. Prieš įeinam toksai sodas, medis natūralus. Ir gražiai labai. Ir čia turim visai neblogą vaizdą lygiai taip pat. Išeinam į terasą, džiunglės. Ok, gražu. Ir baseinas, kuris eina aplinkui visą vilą. Čia toks labai gražus vaizdas. Valgomojo stalas. Labai stylish pūlas. Su garso aparatūra. Ne, čia šviestuvas. Jo, šitas vaibukas irgi visai neblogas. Tai vertinant dabar paskutinį verdiktą, turiu pasakyti, kad visgi mūsų vilą, kurioje gyvenam, gerai išsirinkom, nes ir daugiausia bendrų erdvių, daugiausia vietos terasai, gražiausia architektūra. Čia irgi labai graži. Paskutiniai vietai galbūt ta baltoji vila, kur rodžiau prieš tai. Mūsų pirmoje vietoje, šitą antroje vietoje. O iš viso čia yra 36 vilos, tai galite patys pasičekinti, pasižiūrėti ir galbūt atvykti, atšvęsti, pailsėti, pabūti ir patys įsivertinti. Gal mes dar kažko neatradom. Jo, čia jau yra ir tokių vietų, kur balėja truputėlį Lombokė. Nėra, kad tik tai būtų jau džiunglynas. Statomas naujas vilos, nauji kavinukių daugiau, kažkokių daugiau stelių, hotelių. Po kokių 10 metų bus antras balis. Na viskas, išvarom iš Lomboko. Esam Lomboko oro uoste.
skrisim pusę valandos su šituo lėktuviuku. Nenorėjau kažkaip oro uostą filmuoti, nes labai jaučiasi toksai islamizmas visur, nes labai tuščia, mažas oro uostas, labai švaru ir primena, nežinau, gal biškelį netgi tokia Šiaurės Korėja, kad viskas taip labai kažkaip fake atrodo, bet viskas veikia, bet viskas taip ne iš tikrųjų. Skrendam atgal į Balį, laukia dar vieną savaitę mūsų ten. Šiaip kokie žmonės yra juokingi, šiandien leidžiam dieną pliaže. Atvarė visi, pamatė gyvatę, vandens gyvatė. Tiesiog jis dabar stovi. Pirmiausia visi išbėgo iš vandens, o dabar visi stovi, žiūri ir filmuoja. Mažą vandens gyvatę. Hei, visi sustokite, žiūrėkite gyvatę. Tai dabar ir man reikia tą gyvatę pafilmuoti. Štai mūsų pliažo įžymybė. Gražus gyvačiukas, ne? Atplaukė pieno puta. Wow. Pasitikrinau su Gemini. Tai šita gyvatė yra šiaip viena pavojingiausių ir nuodingiausių pasaulyje. Pavojingiausių tik tada, tuo atveju, jeigu prie jos lendi, prispaudi, užmini, bandai paimti ar kažkaip kitaip erzini. Jeigu nieko nedarai, jinai pati viena taikiausių gyvačių pasaulyje, kuri kuo greičiau stengsis išvengti konflikto. Meanwhile, šitos scenos nefilmavau, bet stovėjo, nesakysiu, kurios tautos atstovai ir jie pamatė tą gyvatę, aišku, pirmieji pradėjo ten rėkti, cypti ant viso pliažo ir filmuoti. Nu ir aišku, jų obliūtkai, kokių ten 6-7 metų, ėjo arti tos gyvatės ir mėtė su pagaliais ir bandė su smėliu jai, nu taip su koja užkasti su smėliu. Tiesiog prieė ten per metrą. Niekam nieko blogo nelinkiu, niekam nieko baisaus nesakau, bet šį kartą gamta pasigailėjo ir neparodė savo įniršio ir nagų šitų žmonių atžvilgių. Tai būtų buvę labai ironiška ir baisu iš gamtos pusės, jeigu būtų įkandusi tą gyvatę. Mes atvarėm į Uluvatų bažnyčią šiandieną. Temple, Uluvatų šventyklą. Dabar bandom prasigrūst, bilietai jau yra nupirkti. Eisim pažiūrėti gražaus pasirodymo ir gražios šventyklos. Pasipuošėm. Dabar jau galime eiti legaliai į šventyklą. Oi, gavom velnių nuo bilieto prižiūrėtojo. Mes atėjom, sakom, norim įeiti, sako, eikit užsidėti sijonus. Na, šitos tradicinius rūbus. Užsidėjom, grįžtam atgal, sakom, mes jums davėm bilietą. Ne, sakom, nedavėm, sakom, davėm. Kad supyko, kad pradėjo draskytis, nervuotis ir tada patikrinam. Paaiškėjo, kad mes bernelį vietų liko. Tikiuosi, neprakeikimus. Prakeikė dabar, žinau. Jo. Ir dar per Joninės, įsivaizduokit. Va, sėdi. B tribūna. Bežionė ką tik atėjo ir pavogė akinius. Bando valgyti. Sėdi Katleris podcast'e. Čia nieko švento žmogui nėra. Su alum šventyklai. Su aliuku, su bintangėliu atvarė. Gerai, aš irgi norėjau bintangėlio pasiimti, bet galvoju, gal būtų neetiška jau labai šventyklai, bet pasirodo nieko baisaus. Emilija, papasako, koks tau buvo dalykas. Mane tiesiog apskemino lygiai vietą, tai nepasitikėkit ChatGPT. Ir nepirkit bilietų. Nes duoda blogas nuorodas. Parašo, kad oficialus platintojas bilietų, pasirodo, ne. Saugokit akinius, saugokit telefonus ir nepasiduokit ChatGPT. Nebepasiduosi ChatGPT? Aš ir nepasiduodu. Niekada? Aš su juo ginčiuosi. O kas čia buvo? Dar nudegėm rankas, bet čia visi. Sako, palauk, su savo. Va tokie nudeginėjimai. Eik, tu savo, kaip baisiai atrodo. Labai baisiai. Fotoepiliacija. Fototoksinis apsinuodimas. Nenaudokit nieko kremų su citrina ir bergamotė, nes įvyksta Į saulę. į UV reakciją. Ir nežinia, kiek laiko taip atrodys. Ir Anai. Anai nerodysim kaip, bet visas pilvas. Tai žodžiu, visi esam nudegę, nuskeminti ir sužaloti. Bet užtat labai gražu. Good evening. First of all, allow me to introduce myself. My name is Wayan and I will be your host this evening. Hey. Balio Stonkus. Are you ready for the show? So give applause and please welcome Uluwatu Ketchup Dance. Hey!
Nu ką, brangos mano žiūrovai vlogo, atėjo paskutinė vakarienė mūsų, švenčiam Emilijos gimtadienį šiandieną ir esam super gražioj vietoj ir galvoju po biškelį uždarinėti vlogelį, kuris gal labiau priminė ne kelionių vlogą, o tokį labiau mano dienoraštį, ką aš veikiu per dienas, kaip ilsiuosi, truputėlį jūs įsileidau į savo kasdienybę. Šita kelionė buvo apie šeimą, apie maistą, apie gražias vietas, apie gamtą, apie poilsį, apie dalykus, apie kuriuos aš jums tikrai nepasakosiu taip pat. Tai va, labai sunku yra netgi šnekėti kamerą, nes esu pailsėjęs, mintis išsijungusios, esu visai toli nuo Lietuvos, kažkur savo pasaulyje dabar, girdit, netgi, sakau, sunkiai dėliojasi mintis. Tai parodysiu, kaip atrodo mūsų restikas ir eisiu būt su savo brangiaisiais. Nu ką, baliavojat? Tai ką žiūri? Čia jubiliatė ir žiūri. Nu labai, tipo, pafilmavo tą, kur dabar fotkina, kitą padavėją. Jie padarė tokį svajonių video, kur, tipo, sekė iš paskos, tada nukreipė į saulę, tada vėl jie, taip labai profesionaliai. Tai yra tai, ko aš iš tavęs tikiuosi, kai paprašau ir Bliama, man vlogai yra super sunku filmuoti, aš sakinę nesurezgu nei vieną, dabar atsistojęs bandžiau žmonėm pasakyti, nu tai buvo parodysiu, ką valgom. Tai sunku man netgi pačiam sakinį suregst, o Katarą dar nufilmuoti čia iš vis pašą. Cecilija bando Austriją pirmą kartą gyvenime. Ne pirmą. Nu, paragauk šitą. Nu. Ir dabar sukramtyk ir nuryk. Nu, sukramtyk ir nuryk. Nori gal antrą? Koks jausmas, koks skonis? Netflixas. Netflix and chill. Keista, kad jau nebematysim šito vaizdo, kurį 3 savaitės beveik matėm. O, gyventojai. Einat pietauti jau? Mes einam sektukų pažiūrėti. Gerai, aš einu dar krautis daiktų. Baseiniukas, kur daug laiko praleista. Lauko dušas. Ką jūs, jaunimas? Eikit į baseiną paskutinę dieną. Ką jūs čia žiūrit? Ką? Nu, žodžiu. Gerai, einam čekiną daryti lėktuvo bilietams. Tik nenoriu skristi namo iš tikrųjų. Aš dabar tik supratau, kad jūs mečinat spalvom kaip su uniforma abidvi. Viskas, mes jau esam Stambulo oro uoste, važiuojam namo. Pas Zuzu. Sunkiausia kelionės dalis buvo visą laiką laukti Zuzu ir žiūrėti, kaip jinai laukia mūsų ant lango atsisėdus.